dėl laiko stokos užduosiu mažai klausimų, nors norėtųsi užduoti labai daug klausimų, turbūt praktiškai kiekvienam čia. Tai auditorijose galima tą daryti. Žinoma. Žiūrėkit, jeigu jūs jau raginate atsisakyti primityvios ideologinės retorikos, manau, kad svarbiausia, ko galėčiau paklausti, tai yra apie tą dramblį kambaryje, apie kurį niekas nešneka, tai yra apie Rusiją. Nes viskas, kas dabar yra sakoma viešoje erdvėje, praktiškai viskas yra tiesiog triukšmas. Pirmas klausimas bus apie agresiją. Sakyčiau, trumpai iš Rusijos susilaukiant 3 agresijos etapų. Pirmas buvo viduramžiais, kai jie duodavo mums į galvus ir mes jiems. Antras, tarp kitko tada mes kovojame su kryžiuočiais. Antras buvo, kai Rusijos imperija užgrobė mūsų teritorijas. Tarp kitko užgrobė mus ir Prūsija, ir Austrija, Vengrija, tie patys vakarai. Trečias agresijos etapas buvo sovietinė agresija, kuomet Mėmelė iš mūsų atėmė nacionalsocialistinė Vokietija. Visus 3 kartus agresiją mes patyrėm tiek iš vakarų, tiek iš rytų. Ir visi jie turėjo skirtingus pretekstus. Šlikščiausias iš kurių, mano galva, buvo marksistinė okupacija. Norėjau jūs paklausyti, koks galėtų būti 4 agresijos etapo prieš Lietuvą pretekstas? Tiek iš Lietuvos, tiek iš Rusijos. Antrasis klausimas yra dar labiau orientuotas į primityvios ideologijos atsisakymą. Jeigu galite, pasakykite man, kaip jums atrodo, kas yra dabartinė Rusija? Kas tai yra? Kuo jie vadovavosi? Nes berods 2002 metais ortodoksų bažnyčia paskelbė Duginą eretiku. Taip kad sakyti, kad tai yra duginistinė valstybė, nebūtinai yra tiesa. Kodėl, pavyzdžiui, yra mūsų erdvėje ignoruojamas popiežiaus ir Maskvos patriarcho susitikimas pirmą kartą nuo 1054 metų? Kaip mums vertinti katalikų bažnyčios ir ortodoksų bažnyčios suartėjimo perspektyvas ir apie jų visišką nekalbėjimą ir tylą? Tai bet klausimas, koks toks paprastas, nors vienas. Ne, vienas klausimas, paprastą klausimą. Kas yra žmogus? Ne, tai aš pats, ar kas nors čia atsakytų, kas yra žmogus. O pavyzdžiui, kas yra sąžinė? Aš nežinau, gal ir galima atsakyti. Ne, tai... Klausiu jūsų, kas yra Rusija? Tai mes tiesiog galbūt čia reiktų susitarti, kad reiktų kelti kažkokius pagristus klausimus, į kuriuos galima atsakyti. Pavyzdžiui, tai kas yra Ceilonas, pavyzdžiui, arba kas yra Kinija? Ar Rusija yra labiau konservatyvi ir krikščioniška, ar labiau duginistinė ir imperialistinė? Bet čia yra galima masę svarstyti. Rusija nėra duginistinė. Duginas yra vienas iš stambiausių geopolitikų, geopolitinės vaizduotės konstruotojų, turinčių įtaką ir taip toliau. Yra ratas žmonių, kurie palaiko, yra politikai, kurie pasigauna vieną kitą idėją, nežinodami net Dugino įvairių raštų ir jo apimties, ten tos intelektualinės ir taip toliau. Tai sakyti, kad aš tik norėjau, kas yra labai aišku, kad Rusijos politikoje, Rusijos politiniai sprendimai yra paremti ir geopolitinė vaizduotė, ir tam tikromis geopolitinėmis jau teorijomis ir taip toliau. Jie neatsiranda iš kažkokių, tai pavyzdžiui, Putino sprendimai, atėjo, pavalgė ir nusprendė dabar kažką tai daryti. Yra tam tikras pagrindas, apie kurį mes visiškai nekalbame. Ir tame pagrinde yra stačiatikybės elementas, nesvarbu jau Dugino santykiai su bažnyčios patriarchu ar panašiai. Jis taip pat ir patriarchas bus priimtas Putino ir Duginas bus priimtas Putino, nesvarbu jų santykiai. Čia sudėtingas yra gyvenimas ir taip atsakyti dabar, kas vyks, koks gali būti pretekstas. Pretekstas, pavyzdžiui, užpulti Lietuvą gali būti labai paprastas. Išgėrė tankų divizijos, pasigėrė tankų divizijos generolas ir nutarė nuvažiuoti iš Baltarusijos per Suvalkų koridorių į Kaliningradą nusipirkti degtinės su savo būriu. Viskas, toks puikus. Ir kils tada dideli diplomatiniai svarstymai, kas čia buvo, atsitiktinumas. Jie pervažiavo ir nusipirko tos degtinės. Ir viskas.
Nu čia aš dabar šiek tiek juokaudamas, tai tiesiog norėčiau dar pasakyti, kai užduodame klausimus, tai mes vis dėlto pagalvokime ir apie savo tą klausimų apimtį, pavyzdžiui, ir nekalbėkime, kaip atsirado visata arba dar ką nors. Ką jūs manote apie visatos atsiradimą? Ką jūs manote apie žmogaus genomą? Ką gali čia manyti? Vienintelis dalykas, ką galiu pasakyti tuo klausimu, kas nepakenktų politologams, praktinis dalykas. Įprastinis vaizdinys, kad Rusijos ideologija yra nacionalizmas, yra nesusipratimas. Tai yra eurazizmas. Kodėl? Todėl, kad tokio tipo daugiatautė valstybė iš principo negali remtis nacionalizmo ideologiją, nes tai būtų savidestrukcija. O kas yra eurazizmas, galiu tik pasakyti, kad Trubeckojus, Florovskis, Sučinskis ir Savickis 21 metais įsteigė tokį, jis paskui šiek tiek atėjo, įsteigė sąjūdį, kuris faktiškai parengė Rusijai ideologiją, kuri būtų ne siaurai nacionalistinė, bet transnacionalinė, tam, kad Rusija galėtų vykdyti geopolitinę ekspansiją. O pats aiškinimas, kad Putinas yra primityvus nacionalizmas, yra tipiškas pavyzdys, kai politologai šaliai primetinėja iškreipiančias, klaidinančias etiketes. Tai yra tiesiog pavojinga, tai reiškia, kad nesuprantami Rusijos politikos motyvai. Sakyti, kad Rusijoje vyrauja nacionalizmas, yra nesąmonė. Tokia valstybė sprogtų, jeigu įstotų nacionalizmas. Beje, Rusija sėkmingai tuos savo nacionalistus, kai reikia, panaudoja, bet kai reikia, baudžia labai žiauriai ir negailestingai. Jie ten puikiausiai Ukrainoje gali kovoti, bet kitur. Kokia, aš jau apkalbėjau tą besipleituojančią sistemą, tai kokia vieta bus Anglijos ir jos vaidmuo toje besipleituojančioje sistemoje. Apie Anglijos vaidmenį, koks Anglijos vaidmuo bus naujoji toj sistemoje pasaulio tvarkoje. Čia būtų geriau Anglijos ambasadoriaus klausti, dar kaip jis įsivaizduoja. Vyksta, kaip vyksta. Ačiū už klausimą, ačiū prelegentam, klausti klausimą. Ar įmanoma politinis status quo tarp vakarų civilizacijos ir rytų milžinės, nepaisant pastarosios imperialistinio ir ekspansinio apetito? Kokie scenarijai? Antra klausimo dalis. Kiek realu Europos valstybėms tokioje sankirtoje išsaugoti nacionalinį ir tautinį tapatumą, taip pat kiek reali intermarimo vizija, kiek potencialiai gali būti sėkminga. Tai sutraukiant klausimus, ar įmanomas geopolitinis status quo tarp rytų ir vakarų ir nacionalinių tautinių valstybių tapatumo klausimas, taip pat atsižvelgiant į intermarimo viziją. Ačiū. Klausimas šiek tiek susijęs ir su Anglijos reikalu, jeigu labai trumpai pasakysiu štai kas. Tiesioginė ir didžiausia grėsmė, kuri grėsia tam, ką mes vadiname vakarais ir Europos Sąjunga yra ta, jau minėjau, yra, kad nukirtusi savo šaknis, Europa ir vadinamieji vakarai nėra civilizacija, todėl nepajėgs įsirašyti į šitą būsimai civilizacinių centrų žaidimą. Kitaip tariant, norint įsirašyti, reikia padaryti du veiksmus. Pirma, tapti visavertę civilizaciją, tai susigrąžinti savo šaknis. Antra, reflektuoti situaciją ir padaryti kažką panašaus, ką padarė savo laikų sovietai, kai jie pasaulinės revoliucijos doktriną pakeitė taikaus koegzistavimo koncepciją. Čia reikalinga iš esmės konemąstymo revoliucija. Tik tada galėsi būti žaidimu, lygiaverčių žaidėjų. Priešingų atveju, jeigu bus gyvenama iliuzijom tolesnėm, kurias čia mes su kolega mėginom aptarti, tai tos civilizacijos ramiai palauks mūsų galutinės savigravos ir baigsis. Aš čia dar pridėčiau, kai mes kalbam apie civilizacijų santykius ir civilizacijas, tai turėkime omeny, civilizacijos nėra kažkokie objektai, kurie savaime veikia, žmonės veikia. Žmonės, kurie persijėmė ir turi tapatinimosi ir bendrumo jauseną. Ta bendrumo jausena ugdo kaip tik simboliniai, kultūriniai ir visokie kitokie kultūrinės atminties dalykai, kurie yra suaktyvinami tai bendračiai tvirtinti. Tai Rusija tokį turi savo geopolitinį ir viziją ir strategiją bendroj pasaulio tvarkoj išlikti kaip daugiapolėme pasaulyje, kad ją ten gerbtų ir taip toliau.
Tai vat neturėdami to atsisakydami religijos, kur yra svarbiausios, vienas iš svarbiausių, to simbolariumo sankaupa ir žmonių jausenos ugdytoje, ir tapatumo jausenos, ir bendrumo jausenos puoselėtoje, tai neturi kuo žmonių mobilizuoti žmonių. Tai kitaip tariant, civilizacijų, kitų stiprių civilizacijų varžytuvės vyksta, su jų žmonės dalyvauja, o mūsų yra pasaulio piliečiai. Jie net nesupranta, kad čia vyksta tokios varžytuvės, nes didžiausi ES teoretikai, čia dėl antį paminėsiu, galima dar kėl, jie sako, jau senai rytai yra vakaruose, vakarai yra rytuose, mes kūrėme Transeuropą, viskas. Tai tada apie kokias varžytuvės? Ir vienas geopolitinis toks paprastas faktas. Duomenys, kurie mane tikrai ir prajuokino, ir šiaip privertė pamastyti. Kinija per pastaruosius 3 metus sunaudojo betono daugiau nei Jungtinės valstijos per visą 20 amžių. Faktas, kurios, aš manau, geopolitinę vaizduotę turėtų paskatinti. Taip, taip. Salas labai sunku nugriauti. Jūsų požiūrės kitimo Maršalo knygoje apie geografijos reikšmę. Tai geografijos reikšmė tai ir yra tas, kad politika vis dėlto grindžiama geografija ir politiniai alijansai grindžiami tam tikrais geografinės ekonomikos, sociogeografija ir tokiais dalykais. Kiek buvo ir kiek yra, jų yra nemažai tų teorijų, sakykime, geopolitinių ir Europos raidos teorijų, buvusių ankstesniųjų, tai visose jose Anglija iškrenta iš įvairių alijansų. Tai kas ir nutiko visai neseniai, kaip jūrinė valstybė tarsi iš to žemyno, niekaip prie jo nepritampa. O kitas dalykas, kad daugelį tų teorijų mesgamas koks labai įdomios ašis geopolitinės. Tai geopolitinė ašis yra Berlynas, Maskva, Tokijas. Tokios ašys mesgamos. Ir vienaip ar kitaip staiga mes matome, kad tos ašys vėl išeina, nors atrodė, kad jau jos tiesiog yra nesusipratimai ir mūsų ta istorija tarsi jas yra atmetusi. Tai vėlgi klausimas apie mūsų pačių tą civilizacinę savimonę, mūsų kaip tarp rytų ir vakarų tos civilizacijos ypatinga vieta. Tai mes esame toje vietoje. Ta vieta turi vienaip ar kitaip skatinti mūsų intelektinę ir geopolitinę vaizduotę. Ir matome, kad vietos svarba vis didėja. Tai kas dabar vyksta Sirijoje? Ir labai akivaizdus to regiono perdalymas. Taigi dalymas į žemėmis, geografinį brėžiamos naujos, kas vyksta Ukrainos pasienyje, kas įvyko Gruzijoje. Taigi yra akivaizdus perdalymai, geografiniai dalymaisi ir žemėlapių perbraižymai. Ir tas pats, tas linktis vyksta vėl prie to paties civilizacinio paribio arba tarpinės zonos, prie Lietuvos. Mes esame toj ir Huntingtono pažymėtoje, ir visų kitų geopolitikų pažymėtoje zonoje. Kaip tos pilkos amžinai dalyjamos teritorijos, kurią dalyjamas ir nepasidalyma. O kas buvo vis dėlto, jeigu žvelgtume į ES projektą, tai žemėlapio perbraižymas, jungiamas naujos šalis ir braižomas naujas žemėlapis, kas čia ne geografija. Ir kažkodėl tos svarbos nenorima matyti. O kas nenorima matyti? Nu tai pasižiūrėkite į daugelį ir politikų ir taip toliau. Laikas baigėsi, pranešimai labai išvalgos, nors daug klausimų, tačiau būdami tokį laiką. Tai ačiū pranešėjams ir ačiū visiems. Lauksime straipsnių ir jūsų. Ačiū labai. Ypač svarbus.